Sveiki, jau antras gavėnios sekmadienis. Skaitome Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimo istoriją. Eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą. Apie ką ši istorija pasakoja kiekvienam iš mūsų? Dievas Abraomui sako, išeik iš savo olos ir eik naujų kelių. Myli tikintieji, mūsų gyvenimas ir ypač šio gavėnios laikotarpio kviečia ir mus išeiti iš savo gyvenimo olos, išeiti iš savo gyvenimo kiauto. Arba kaip šiandien kai kurie mėgsta sakyti populiariai, išeiti iš savo komforto zonos. Turbūt viskas yra apie tą patį, kad žmogus yra pašauktas nuolat atrasti Dievo pasaulį iš naujo. Nuolat trokšti susipažinti iš naujo su Dievu, pažinti jo rankos vedimą. O kaip jį galima pažinti? Jį galima pažinti per trupinius, per smulkmenas. Prisiminkime ir tą moteris, kai Jėzus su mokiniais kalbėjosi apie išganymo paslaptis. Ir jisai lyg iš pradžių ją bandydamas sako, tu nesi iš mūsų tautos, tau tas nebūtina žinoti. Ir jinai sako, bet ir šunyčiai ėda nuo šeimininko stalo nukritusius trupinius. Nesvarbu, ar mes jaučiamės didieji dvasios paslapčių žinovai ar mažieji, bet mes turime ieškoti Dievo savo gyvenime. O jį atrandame per maldą, per pasninką šį gavėnios metą ir per gerus darbus. Tad neužmirškime dar kartą tų trijų svarbių darbų: malda, geri darbai ir pasninkas, kad jie lydėtų mus, kad per tai pažinę artimą dar labiau susipažintume su Dievu ir su savimi pačiu. Apaštalas Paulius antro gavėnios sekmadienio skaitiniuose laiške Timotiejui sako: mylimasis, drauge su manimi kentėk Evangelijos labui, jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo. Ką reiškia kentėti Evangelijos labui? Tai reiškia kentėti Dievo labui. Šis pasaulis duoda mums ir siūlo daug lengvų kelių, bet jie nėra Dievo keliai. Ir kai prisiminkime Abraomo pašaukimą, ar mes manome, kad jam buvo lengva išeiti iš to savo gyvenimo olos, arba kaip šiandienos žmogui išeiti iš savo komforto zonos? Ne kiekvienam to reikia, ne kiekvienas tam ryžtasi. Bet jeigu tu esi jautrus Dievo rankos vedimui, tai net jeigu tau reikia kentėti dėl Evangelijos, dėl Dievo, jeigu tau reikia išeiti iš savo olos, sutriuškinti tą savo kiautą, kuriame esi sugrūstas, bet tu kenti dėl Evangelijos, tu kenti dėl tos dvasinės šviesos, kuri tave apšviečia. Ir tuomet tu švieti kitiems. Štai čia yra žmogaus gyvenimo laimė, prasmė ir tikroji vertė. Štai čia jau prasideda amžinybė. Prasideda mirtis, kai mes pasitraukime nuo Dievo. Kaip dar minėjau prieš tai kelis sekmadienius, kur buvo laiškas iš Apreiškimo vienai bažnyčiai, sako, nors tu esi gyvas, bet iš tiesų esi miręs. Šiandien daug šiam pasaulyje yra žmonių, kurie tik imituoja gyvastį, bet yra dvasia mirę. Taigi gavėnios metas šiandien
yra kaip tik, kol dar nesi visiškai dvasia ir kūnu miręs, pabusk žmogau, atsigręžk į Dievą ir kentiek Evangelijos labui. Štai čia yra laimė - kentėti dėl Dievo, dėl artimo žmogaus ir kentėti dėl būsimos visų mūsų laukiančios amžinybės. Evangelijoje pagal Matą yra pasakojama apie Jėzaus atsimainymo istoriją. Kai Jėzus su artimiausiais mokiniais užkopia ant kalno ir jų akivaizdoje atsimaino kartu su Moze ir Eliju. Ir čia mokiniai nežinodamiesi sušunka: Viešpatie, gera mums čia būti. Antras gavėnios sekmadienis kviečia kiekvieną iš mūsų surasti savo gyvenimo kertelę, surasti savo kamputį, surasti savo kalnelį, kur gera būtų man būti su Dievu. Rytų tradicija mano, kad tas kalnas buvo Taboro kalnas. Kiti mokslininkai sako, jisai nebuvo toks aukštas, kažin ar ten galėjo Jėzus užkopti, nes Taboro kalno aukštis yra maždaug 450 metrų. Mokslininkai sako, gal čia greičiau buvo Hermono kalnas, kurio aukštis yra netgi virš 2000 metrų. Bet kai aš pats pasižiūrėjau, kaip atrodo Hermono kalnas ir Taboro kalnas, mano įspūdis yra, kad vis tik taip ir buvo, kaip rytų bažnyčios tradicija yra įsitikinusi, kad Jėzus su mokiniais buvo užlipęs ant Taboro kalno. Taigi, ką ši istorija mus moko, šis Jėzaus atsimainimas? Kaip žinote, Jėzaus atsimainimo ypatinga data tai yra rugpjūčio 6 diena. Tuomet bažnyčia mini išskirtiniu būdu Jėzaus atsimainimą kaip priminimą apie Jėzaus dieviškumą. Taigi šio gavėnios antro sekmadienio žinia ir yra: Jėzus yra dieviškos prigimties. Jis yra Dievo sūnus. Jis yra be galo šlovingas. Ir ta šlovė yra skirta ir mokiniams. O tai reiškia ir kiekvienam iš mūsų, kurie esame Jėzaus mokiniai. Ir čia ant to kalno išsispinduliuoja ta jau dieviška amžinoji šlovė Dievo vaikų, kurie bus amžinybėje, kurie jau dabar žemėje gyvena pagal, kaip apaštalas Paulius sako, gyvena ir kenčia dėl Evangelijos. Taigi yra prasmė gyventi ir nėra didesnės prasmės žmogui, o ypač tikinčiam žmogui, kaip vykdyti Dievo valią.